Kaip lapė vilkui kailinius siuvo. Einas vilkas pagiriu, o genelis kalas medį. Vilkas genelio klausęs, kodėl jis nenusikalas batų. O genelis atsako, kad jam nereikia. Ir klausęs, kodėl jis pats be kailinių. Vilkas prisiminęs, jog jis per žiemos speigus dantimis kalendavęs, nuliūdo ir beeidamas apsiverkė. Vilkas susitikęs lapę snapė, o lapė paklausė, kodėl vilkas verkęs. Vilkas atšovė, jog niekaip negali pasisiūti savo kailinių, o lapė pasisiūliusi pasiūti kailinius vilkui. Už kailinius lapė paprašysi atnešti vieną avelę. Vilkas nuėjęs, papjovęs ir atnešė avelę, o lapė surijo avelę ir šildosi atokaitui. Atėjęs vilkas, paklausęs, kur jo kailiniai. Lapė atšovusi, kad dar apykaklės trūksta, tik reikia gauti arklio odos. Vilkas persigandęs paklausė, iš kur jis gausias odos apykakliai. Lapė pasakiusi, kad netoli nuo čia yra dirvonas, o ten ganosi kumelys. Lapė su žirklėmis priėjusi prie kumelio ir čiaukš jam paauksi. Vilkas su vadžiom taikosi. Kumelys, kad pasibaidys, kad pašoks, kad neš vilką. Vilkui net gaurai pradėjo dulkėti. Lapė rėkianti, kad vilkas laikytų kumelį, nes dar neapkirpusi. Vilkas paleistų kumelį, bet įsipainėjęs ir nebegalys. Kumelys vilką nešas tiesiai į namus. Lapė rėkianti, kad vilkas laikytųsi už varčios. Vilkui tik kaulai barška per žemę, neužsivilkęs jis lapės pasiūtų kailinių.